Grįžtame į Šiaulius 56-54, toks rezultatas čia kol kas. Ir šiauliečiai grąžina kamuolį į aikštę. Dar kartą priminsiu, kad tai yra LKL čempionato pusfinalio serijos pirmosios rungtynės. Serija yra iš 2 mačų ir laimės tas, kas įmes daugiau taškų per tas 2 rungtynės. Čia taip susikimba Lorensas Robertsas su Valdu Vasiliumi. Ir atkovoja kamuolį Lietuvos Rytui. Robertsas po ilgesnės pertraukos Vilniaus komanda turi galimybę išlyginti rezultatą, o galbūt netgi ir persverti jį. Dovydas Redikas bando taip, nepavyksta. Ima kamuolį šiauliečiai, klaidų skaičius toks, 11-13. Jeigu rungtynių pradžioje pagal šį rodiklį Lietuvos Rytas buvo komfortabiliai priekyje, tarkime taip, tai dvikovai įsibėgėjus atsiranda tendencija ta, kad Šiauliai klysta daug greičiau ir Šiauliai kamuolį netgi atkovoja dažniau. Čia dar kartą Jomantas. Puikios rungtynės šiam žaidėjui. Jeigu mes kalbėtume apie lyderius ir sakytume, kad Cameronas Longas yra tiesiog neprilygstamas, taip, pagal statistikos rodiklius viskas yra labai gražu. 20 taškų, 4 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai. Kalbėdami apie Lietuvos Rytą, mes turėtume sakyti, kad geriausias šios komandos žaidėjas šiandien turbūt yra Artūras Jomantas. 13 savo tašką pelno dabar ir prie viso to mes dar galime pridėti 6 atkovotus kamuolius. 56-56 visiška lygybė. Dovydas Redikas bando prispausti čia Rašoną Braudusą. Šis atakuoja avantiūriškai, galbūt ne, galbūt tiesiog, sakykime taip, sudėtingas metimas dabar nuo Brauduso. Kamuolys palieka aikštę. Čia dar kartą Renaldas Seibutis, jo bandymas. Ir Braudusas prieš Robertsą. Dovydas Redikas su kamuoliu. Gavo savo šansą, dar kartą pastebėsiu, kad gavo savo šansą šioje sezono stadijoje ir tuo šansu naudojasi. Čia Jonas Valančiūnas išprovokuoja Raičio Grafo pražangą. Grafas prasižengia 3 kartą. 3 pražangas Šiaulių komandoje turi Arvydas Šikšnius, po 4 Mindaugas Žukauskas, kurį matėme savo ekranuose ką tik, ir Julius Jucikas. Lietuvos Ryte Steponas Babrauskas 4 pražangos, kadangi ne jo rungtynės, tai galbūt ir problema netokia didelė. Na, vėlgi, aišku, kiekvienas žaidėjas reikalingas, kiekvienas žaidėjas naudingas. 3 kartus yra prasižengęs Mindaugas Katelynas, o čia vėl Artūras Jomantas. Lietuvos Rytas išsiveržia į priekį, Renaldas Seibutis prasižengia. Antroji asmeninė pražanga, pirmoji komandinė Lietuvos Rytui šiame kėlinyje pakovoja. Pakovoja Lorensas Robertsas šioje situacijoje. Edvinas Ruzgas grįžta į aikštę, šiandien žaidė nedaug, bet 5 taškai, 2 atkovoti kamuoliai. Tokia statistika. Žukauskas. Geras perdavimas, efektingas perdavimas. Po krepšių Braudusas išvedamas į metimo poziciją, bet netgi būdamas joje nepataiko.
ir Jomanto perdavimas Lorensui Robertsui. Nesportinės pražangos norėtų Artūras Jomantas, bet jos turbūt negaus. Penktoji pražanga Juliui Juckui. Ar Mindaugui Žukauskui. Robertsas prie baudų metimo linijos, pirmasis bandymas pro šalį. Mindaugas Žukauskas, taip, Mindaugas Žukauskas palieka aikštę dėl išeikvoto asmeninių pražangų limito, o Lorensas Robertsas pelno penktąjį savo tašką. 4 atkovoti kamuoliai taip pat šiandien. Ir pagal atkovotus kamuolius Lietuvos Ryte lyderis šiandien ne Jonas Valančiūnas. Šiandien tai yra Mindaugas Katelynas, susirinkęs 6 kamuolius po varžovų krepšiu nuo Raičio Grafo. Kamuolys skrieja už aikštės ribų. Toks yra teisėjų sprendimas. Ne, vis dėlto Antanas Ramanauskas pasitaręs su Jurgiu Laurinavičiumi nusprendžia, kad šiauliečiams kamuolys turėtų atitekti. Rašonas Braudusas pro labai energingą Davidą Rediką, suprantama, kai tiek laiko leidant atsarginių žaidėjų suolo, būdamas aikštėje nori pasirodyti. Įima kamuolį Vabrauskas. Tačiau tuoj pat jį gražina varžovui, tam pačiam Kameronui Longui, ir vėlgi Lietuvos Rytui pavyksta kamuolį išsikrapštyti. Jonas Valančiūnas šiandien 6 taškai, 5 atkovoti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai. Negeniali statistika šiam žaidėjui, būtent vertinant jo galimybes, bet vėlgi netiek daug Valančiūnas šiandien ir žaidė. 61-56 ketvirtajame kėlinyje. Kuo toliau, tuo labiau tolsta nuo varžovų Lietuvos Rytas. Labai jau netaiklus Rašono Brauduso metimas, bet tai, kad kamuolys lanko nelietė, galbūt yra ir sėkmė šiuo atveju. Kamuolys nukrito aikštės ribose ir ištraukė iš užgalinės linijos jį šiauliečiai, sukūrė progą Raičiui Grafui pelnyti taškus. Dabar Ruzgas ima kamuolį. Pražanga Lorensui Robertsui, pirmoji asmeninė. Antroji komandinė Lietuvos Rytui šiame kėlinyje, o mūsų laukia reklamos minutės pertraukėlė. Sergel – aukštos kokybės kreditų valdymo paslaugos. Šie finansiniai rodikliai gali būti jūsų. Pasirūpinsime pinigų srautais, todėl visą laiką galėsite skirti savo klientams. Sergel – part of Telia Sonera Group. Radio centras – Lietuvos krepšinio rėmėjas. Transliacijų rėmėjas Vytautas. Mineralai daro stebuklus, o daugiausiai mineralų turi Vytautas. Atgauk jėgas. Kompensa priklauso Vieną Insurance Group, didžiausiai draudimo grupiai centrinėje ir rytų Europoje. Rytojus prasideda šiandien. Esame DNB bankas, kuris padeda rasti jums tinkamiausius finansinius sprendimus. Pavyzdžiui, patogiai tvarkant savo kasdienius finansus. Tik mūsų banke išskirtinių galimybių kredito kortelė Power Card su techninės pagalbos namuose paslauga, veikiančia visą parą. DNB. Vėl esame Šiauliuose ir pagrindinę statistiką matome savo ekranuose. Lietuvos Rytas taikliau negu varžovai meta 2 taškius. 3 taškiai, labai panašu, atkovoti kamuoliai vėlgi Lietuvos Ryto naudai 34 prieš 22. Klaidos statistika apylygė ir nepaisant to, kad statistika tarsi ir Lietuvos Ryto naudai gana pastebima.
gana aiškiai matoma. Faktas yra tai, kad komanda skiria vos 3 taškai, 61-58 šiandien. Cameronas Longas pabando štai taip, pabando ir Raitis Grafas, o viskas baigėsi tuo, kad kamuolį ima Jonas Valančiūnas. Cameronas Longas su 20 taškų jau kurį laiką. Taip, įvardinkime situaciją turbūt. Čia pražanga puolančiai komandai. Valančiūnas stumtelėjo varžovą. Jeigu taip, tai yra trečioji Vilniaus komandos aukšto ūgio pražanga. Šarakauskas klysta. Klysta, bandydamas suklaidinti. Netgi taip, štai taip, pražanga puolant varžovų krepšį. Ranka apglėbė Šarakauskas Lorenzą Robertsą ir teisėjai tai pastebėjo. 3 taškai Lietuvos Ryto komandos pranašumas kol kas. Ir komandinės pražangos ketvirtajame kėlinyje Artūras Jomantas tos prie baudų metimo linijos. Po to, kai išprovokavo pirmąją, beje tik pirmąją Camerono Longo pražangą šiandien. Jomanto statistika šiandien tiesiog įspūdinga. 15 taškų, 6 atkovoti kamuoliai. Yra ir 16-asis. Įprasta aura vieta, kur sekasi, tai yra Šiauliai. Galbūt ir taip galėtume svarstyti prisimindami tai, kad Artūras Jomantas dalį savo karjeros ir sėkmingą dalį savo karjeros praleido čia Šiauliuose. Šiandien tiesiog įspūdingas. Artūras Jomantas. 6 kamuoliai. Nu, tarsi ir viskas tvarkoje. Mes esame įpratę prie to, kad Jomantas kiek gali atkovoti, tai yra suprantama. 17 taškų tai yra daug. Ir Artūras Jomantas beje rezultatyviausias Lietuvos Ryto žaidėjas šiandien. Be jo daugiau nei 10 taškų šiandien yra pelnęs tik Renaldas Seibutis. Jis surinko jų 12. Braudusas prieš Rašičių. Bando pats štai taip, Rašonas Braudusas, pražanga Mindaugui Katelynui, 4. asmeninė. Bet kol kas, sakykime taip, Lietuvos Rytui, turint galvoje tai, kad 2 rungtynių serija. Ir turint galvoje tai, kad atsakomasis mačas Vilniuje, ko gero, tai, kaip klostosi šios rungtynės, yra labai nebloga. Situacija labai nebloga informacija. Baudas komandos šiandien mato neblogai. Rudupis Žalgiris 61-65. Dabar tai yra kova ir ten. Smagu, tiesą sakant, smagu yra tai, kad ir vienoje ir kitoje poroje tos komandos, kurios laikomos outsiderėmis, sugeba pakovoti, o Jomantas išprovokuoja dar vieną varžovo pražangą. Šį kartą Vytautas Šarakauskas yra baudžiamas. Ir jam tai taip pat 4. asmeninė pražanga. Nebėra Mindaugo Žukausko. Šarakauskas turi 4.
Jucikas 4, Šikšnius 3 ir užmynė ant galinės linijos Jonas Valančiūnas. Netgi be vaizdo kartojimo tai buvo matoma. Klysta Lietuvos Rytas dažnokai. 16 sykių, 13 Šiaulių klaidų. Na, turint galvoje, kad žaidžiama su varžovu, kuris yra laikomas stipresniu ir aukštesnės klasės varžovu, tos 13 klaidų tarsi ir nėra didelė tragedija. O čia dar viena pražanga. Ir dar kartą Jonui Valančiūnui. Trečioji asmeninė. Raitis Grafas gal suvaidina, bet suvaidina gražiai, sakykime taip. Rašonas Braudusas pradeda Šiaulių ataką. Dabar 63-60. Šiauliai aidi tribūnose. Na, pergalės bent jau namuose. Aistruoliai, aišku, norėtų. Rašonas Braudusas pelno 11 savo tašką. Rezultatyvumu komandoje jį dabar pranoksta tik Kameronas Longas, kuris lieka su 20 taškų. Rašičius iš toli ir pro šalį. Ir ima kamuolį Braudusas. Ataka štai tokia. Edvinas Ruzgas 2 jo taškai ir po gana ilgos pertraukos Šiauliai priekyje 64-63 ir aišku, Aleksandras Džikičius prašo minutės pertraukėlės. Kai turite kortelę, kurį jūs verčia turėti ir visas kitas korteles, o gal net kelis telefonus, kad galėtumėte paskambinti į visus tinklus, jums tai labai nepatogu. O tai yra tas pats, kas... Jauskitės patogiai. Nuo šiol su Ežio kortelė pokalbiai į visus tinklus tik 9 centai per minutę. Ir tai ne akcija. Ežys. Viena kortelė visiems tinklams. Perkelti savo numerį į Ežį dabar paprasta. Daugiau informacijos www.ežys.lt. Apsilankykite Credit24 LT ir greitai gaukite paskolą iki 7000 litų. Paskolos jums patogiems terminams internete Credit24 LT arba prekybos centruose Maxima. Mes vėl Šiauliuose, kur tęsiasi krepšinio trileris, galbūt būtų pernelyg skambiai pasakyta. Vien dėl to, kad šiandien, dideli dalykai nebus nulemti, tai yra tiesiog. Tai yra pirmosios rungtynės, antrosios Vilniuje ir jeigu Šiauliai pirmautų 15 ar 20 taškų skirtumų, mes galbūt galėtume sakyti, tai yra genialu ir tai galbūt kvepia sensacija. Kol kas mes apie tai nekalbame, kol kas atkakli kova, tačiau pagarba šiauliečiams, kurie sugeba demonstruoti štai tokį krepšinį ir puldami krepšį ir gindamiesi +2 bauda. Rašonas Braudusas pelno savo 13 tašką šiandien ir išprovokuoja 5-ąją Stepono Babrausko pražangą. Ne taip, tai aišku nėra Mindaugas Žukauskas, tai yra Steponas Babrauskas. Žukauskas jau eliminuotas iš žaidimo, beje, dėl tos pačios priežasties, dėl 5 pražangų senokai. Braudusas ir bauda pataiko 67-63. 2 minutės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos, nesugraibo kamuolio štai čia. Artūras Jomantas po Renaldo Seibučio perdavimo. Šiauliams šventė. Suprantama, Šiauliams tai yra šventė.
Žalgiris šį sezoną šioje arenoje jau įveiktas. Kodėlgi nepabandžius pakartoti to paties, kalbant apie kitą Lietuvos krepšinio flagmaną. Ir bandymų yra štai čia. Bet kur numetė kamuolį turbūt. Cameronas Longas, tikėdamasis, kad viskas baigsis taip, kaip jam norėtųsi. Viskas baigėsi taip, kaip jam norėtųsi. Kamuolys tiesiog nusileidžia Raičio Grafo rankose. Mindaugas Katelynas prasižengia 5. kartą, o Grafas renka 3 taškus vienoje atakoje. Tai yra 10. Raičio Grafo taškas. Čia prasižengiama prieš Joną Valančiūną. Arvydas Šikšnius grįžta į aikštę vietoj Vytauto Šarakausko, kuris taip pat surinka 5 pražangas. Ir Jonas Valančiūnas 7. Tik 7. taškas šiandien. Bet kita vertus, yra 7 atkovoti kamuoliai ir 2 rezultatyvūs perdavimai. Kova dėl atšokusio kamuolio, Valančiūnas su Jomantu. Bendromis pastangomis kamuolį atkovoja, Artūras Jomantas meta pro šalį. Tai toks krepšinio karas Šiauliuose šiandien ir yra panašumo, kad Šiauliai gali laimėti. Kodėl karas? Primenu tai, kad Mindaugas Žukauskas, Vytautas Šarakauskas vienoje barikadų pusėje, Steponas Bobrauskas ir Mindaugas Katelynas kitoje yra prasižengę jau po 5 kartus. O čia Arvydas Šikšnius baudos metimais didina Šiaulių persvarą iki 8. Štai taip. Ketvirtadienį turėsime gerą reginį Vilniuje. Atrodo taip, kad ir kaip pasibaigtų šios rungtynės, net jeigu Lietuvos Rytui pavyktų išplėšti pergalę minimalių skirtumų, bus kova. Šikšnius. Ketvirtoji jo pražanga, prie baudų metimo linijos stoja, aišku, Jonas Valančiūnas. Septyni taškai, 7 atkovoti kamuoliai, taškų skaičius didėja. Rezultatyviausiai Lietuvos Ryte lieka Artūras Jomantas su 17 taškų, Renaldas Seibutis su 12. O Valančiūnas ir vėl pataiko vieną baudą iš 2. Po štai šios kovos kamuolys atitenka Šiauliams. Šiaulių lyderiai šiandien amerikiečiai. Cameronas Longas 20 taškų, Rašonas Braudusas 14 iš lietuvių. Ir Raitis Grafas 8 iš lietuvių, daugiausia surinko Edvinas Ruzgas, pelnęs kol kas 7 taškus. Grafas dar kartą iš vidutinio nuotolio, dar kartą laisvas ir dar kartą pataiko. 74-65, štai toks įvykių posūkis. Ko gero, sakyčiau taip, esu įsitikinęs, kad Šiauliai šias rungtynes laimės. Ko gero taip. Kitas dalykas, kokiu skirtumu. Šiuo metu, šią akimirką tai irgi yra svarbu. Robertsas iš tritaškio zonos nepataiko. Ir viskas, Šiauliai gali laikyti kamuolį iki rungtynių pabaigos ir manau, kad bandys tai daryti. +9. +9 yra labai gerai. Dviženklė taškų persvara, aišku, būtų dar geriau ir Cameronas Longas bando
visą tai atlikti. Artūras Jomantas paskutinę rungtynių akimirką dar spėja išmesti kamuolį. Sveikinimai Šiauliams, sveikinimai Šiauliams komandai, sveikinimai Šiauliams klubui, sveikinimai Šiauliams miestui. Iškovota pergalė ir tai reiškia, kad į Vilnių keliaujama didelės vilties kupinomis akimis. Kaip bus ten, mes pamatysime. Bet kuriuo atveju atsakymai poryt Lietuvos sostinėje, o šiandien Šiauliai to, ką jie gavo, jie to nusipelnė iš tikrųjų. Ir Kameronas Longas pelnęs 20 taškų ir 14 metęs Rašonas Braudusas ir 10 surinkęs Raitis Grafas. Rezultatyviausiai Lietuvos Ryto komandoje dar kartą priminsiu Artūras Jomantas 17 taškų ir Renaldas Seibutis 12. Šiaip ar taip, Lietuvos Rytas patiria dar vieną pralaimėjimą. Nedažną pralaimėjimą beje šį sezoną taip. Šiauliai iškovoja puikią pergalę savo arenoje ir atsakomosiose rungtynėse bus įdomu, todėl nepraleiskite. O aš, komentatorius Nerijus Ketinas, su jumis atsisveikinu. Iki.